tai jaučiate skirtumą tarp tu mane dabar sunervinai ir aš susinervinau. Tu dabar mane labai supykdei ir aš supykau. Tu mane dabar labai stipriai nuvyliai ir aš nusivyliau. Tai pirmu atveju aš tarsi permetu atsakomybę už savo jausmus pašnekovui. Natūralu, kad pašnekovas jaučiasi kaltinamas, jam norisi gintis ir atsakyti žodžiu puolimu. Ir tikėtina, kad mes tada tokioj pastringam otūtą kalboj ir savo pozicijose. Antru atveju aš pasiemu savo atsakomybę, nekaltinu pašnekovo, tai didina pašnekovo norą bendradarbiauti, išgirsti mane ir eiti kažkokius konstruktyvius susitarimus. Tai labai raginu praktikuotis aš kalbą, rodyti tokį puikų, nuostabų pavyzdį savo vaikam ir didinti tiek šeimoje kultūrą, tiek vaikų emocinį raštingumą, nes vaikai aišku, kad mokosi ne tų dalykų, kuriuos mes deklaruojam, o tiesiog stebėdami mus ir iš mūsų pavyzdžio. Tai būkim sąmoningi, auginkim emociškai raštingus vaikus. Sėkmės.